Vaidai, tai panašu, kad pavyko darbą padaryti iki galo. Tuoj, palauk, bendrai padarom, gerai? Kaip smagu buvo. Negaliu sakyti, kad lengva buvo. Tai gerai, kad turėjom persvarėlę. Nes toks, jeigu čia reikėtų su kažkuo tai varžytis, ten sekundė, tai kėbulas būtų po riziką. Bet ir taip, atsargiai važiavam, vis tiek turėjau porą momentų, kur taip jau pedis pralindo. Tai jo, antrą kartą gyvenime turiu tokias sąlygas, kur mišku, ant molio ir manau, kad kuo toliau, tuo prastės sąlygos. Tai kas atvažiuoja į finišą, tai jau gerai yra. O, kaip aš laukiu šito finišą, eik, savo, žinau, tokia dienelė, ai. Šturmaniukas atidirbo 100%, nes tam miške tai ir aš pačiam pames lengva, ir šturmanui ten bum, negali pabėgti priekį, nes aš tada nesuprasiu, negali užvėluoti, tai žodžiu, valio. Sveikinimai. Na, Ugniui, sveikinimai su pergalė, tai kokia buvo tau šį paskutinį užduotis? Man? Jo, kaip tas viskas? Pavyko padaryti užduotį ir nesuklyst. Jeigu mes čia, tai manau pavyko. Tiek ir mano gerai. Bravo, šaunuoliai. Buvom biškį nulėkę. Buvom nulėkę nuo kelio. Yra kaip yra. Kartais tai būna. Tai šiandien nepasisekė, nieko nepadarysi. Per daug kartų nulėkėm nuo kelio. Koks tas paskutinis greičio ruožas? Sudėtingas slidu, jo, tai ant to ir papoliau. Tai, nu nieko, yra kaip yra. Deividai, tai kas? Kaip sekėsi paskutinis, ištraukėt? Jaučiau, kad eina. Buvo toks vienoje vietoje nesusikalbėjimas. Šiaip nedaug truko, kad nebūčiau čia. Ne vienas gal iš tikrųjų toks buvo nuotykis, bet žiauriai gera emocija, dar vienas power stage'as. Nors norėjau šitą ruožą pravažiuoti, kad tik pravažiuoti, nes Vaidas jau buvo nutrūkęs. Bet kažkaip pradėjau varyti, žiūriu, važiuoja, galvoju, Jessica. Bravo, žodžiai. Sveikinimai. So, Aaron, how was the last stage? Extreme. It was so narrow, I was scared to go there when it was dry. And now where there was mud, it was just extreme conditions. I'm just happy I finished. Congrats. Yeah, thank you. Giedriau, tai jūs taip pat grįžtat be veidrodėlio? Rokas irgi? Taip pat kaip kas? Kaip ir Rokas irgi? Be veidrodėlio? Turbūt toj pačioj vietoje. Ant bulinių važiuoja nusilaužę. Pratau, kaip paskutinis ruožas? Slidus, Zaraza. Slidus toks neskanus. Nu, buvo tų tokių momentų, kur tikrai galvoji drąsiau galima, bet nevelnio. Jūs, tai sveikinimai, tai kaip paskutinis ruožas? Sunkiai, sudėtingas labai. Sveikinau. Labai sudėtingas, sudėtingas. Norėjusi labai finišuoti. Tai tą ir padarėme, galbūt keletas klaidų ir buvo, bet mes džiaugiamės būdami finiše. Ačiū. Sėkmės. So, how was the rainy Lithuanian summer rally? I'm not sure we are in a summer part. No, honestly, that was the perfect week. Sometimes we just try to learn. Some stages we try to go fast as time, and that's what we did. The last stage we did the third time, so that's good. But that's really not like in France, you know. Yeah, because in France it's a lot of rallies on the tarmac, yeah? Yeah, have tarmac, but gravel rallies are so tricky or so slow compared to this. So but it's okay. We are here to learn, and that's a perfect week. Honestly, Thank you, thank you everybody, and see you in the next rally in Lithuania. Yeah, okay. Yeah, for us in Estonia, and other time I don't know. Thank you. Thank you. Na tai Arai, tai kaip paskutinis ruožas? Žiauriai sudėtingas, stengiausi visais atvejais nepušint kai kur ant lėtesnių vietų, galvojau pasibandysiu dar savo, ką norėjau.
Tai labai, sakyčiau, neblogai pasimokint, bet ant porą vietų labai saugausi, nenorėjau nieko prisiveikti. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Vytautai, tai kaip paskutinysis tas rimčiausias miško iššūkis šiame ralyje? Jeigu tokio linksmumo visos lenktynės būtų, tai šiandien jau baigčiau karjerą visiems laikam. Šiandien, iš tikrųjų, žiauriai sunki diena. Mes norėjom čia kažkaip surasti greičio, bet gavosi, kad suradom lėčio. Jo, tai turėjom visiškai naują settingą. Prieš šias lenktynės pasibandėm, lygtai ant sauso buvo neblogai. Bet ant šlapio čia buvo tragedija. Tai ta adaptacinis periodas prailgo. Aišku, čia mokintis pažliugusiam kilimiške nelabai geras, bet dabar jau biškį grįžom prie mūsų pradinio. Jau man viskas aiškiau, šiek tiek gavom atsakymų, šiek tiek turim atsakymų dar iš techninės pusės automobilio, tai čia buvo 8 ar pusę valandos, bet vis tiek skubėt. Jaučiu, kad net 2 šiandien nusipelnėm. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Na tai iš kur tie šieno kupetos, tie kupstai priekinėse grotose? Nebent, bet čia išėžėm, bet čia turėtų būti žalesnė žalė. Įsivaizduoju, Kaip ruožas? Tikras power stage'as. Ir jeigu nemeluojant, tai buvo keli momentai. Tai labai pasisekė. Keli dalyviai grįžo be veidrodėlių. Ar tai buvot ir jūs? Labai. Mes sugalvojau, taip viskas, užsimerkiau gazas, tik žiūriu, pravažiavom. Daina savo. Rezultato prasme kažkas irgi gavosi? Tai jo, gal neužvežė minutės. Ai, ne, minutė tai ne, viskas. Ką, sveikinimai? Kiekimės, ačiū. Ar buvo momentų? Biškį vieną tvorą teko atsiremti. Tvora labiau nukentėjo, rezultatas ar mašina? Mašina tai susitvarkys, tvora nežinau kaip ten buvo. Nemačiau. O rezultatas tai jo nukentėjo nuo to vis tiek. Daug ten sugaišot? Ten tai ne, bet po to toks biškį Disbalansas, ne? išsibarstymas. Sunkus tas ruožas, čia paskutinis velinas vajai. Buvo klastingų vietų, ne? Tikrai jo. Ten miške varyt, taip, Supratau. Sveikinimai jums. Ačiū. Toliau, tai kaip tau? Visi su daug emocijų įvairiausių grįžtavo šio ruožo. Kas pas tave galvoj? Šiek tiek pritrūko, 3 sekundžių. Laimėjom power stage'ą, tai bent tiek gerai. Bet bandė tų sekundžių ieškoti jau ant ribos varėjai visur? Dar tikrai buvo kur, bet buvo jau ir tokių vietų, kur tikrai per daug. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Congrats, reached the finish line, and how emotions after the last stage? Crazy stage, and it's made crazier that we have problems with differential. So in every corner I don't know what drive I have, front wheel drive or rear wheel drive, so we drive very carefully, but anyway we almost hit with side in trees. So yeah, it's very interesting, but main thing, we are in the finish and it's victory, we get many points. That's the main thing. So waiting for next rally Rokiški. Thank you, see you on Rokiškis. Yeah, thank you. Tai ką, Eugenijau, sveikinimai su finišu jūsų ekipažą. Ačiū. Kaip tas ruožas? Geras. Geras ruožas. Pagaliau mašina kažkaip važiavo. Bet asivijom, čia kas įkrito, žodžiu, tai susistabdėm prie čia, kur vienoje vietoje apsisukom. Bet, ojojoj, čia reikalų, tai matė medžiai aptarkuoti, tai Hebra susirinko, matėsi mišką, žinai. Bet šiaip labai gerai. Pabaigai geras. Sveikinimai su finišu. Congrats, reached the finish line. How are your emotions? Thank you. It's been pretty rough. It's been very muddy and yeah. You enjoy your result this weekend? Yeah, I enjoy it. First time with the car, so. Okay, congratulations. Thank you. Thank you. Hello. Hi guys. Nice to see you in the finish. We are so happy as well to finish this rally. It was really bad condition. So sleepy, you know. The pace knot, the last stages for pace knot was we can just close and just go for ahead like whatever we see, you know. It was a lot of close calls.
Oh yeah. Moments? Yeah, that was completely, out of the control. If you try to put more acceleration, you just car start to slip straight away. So we just decided to control it. That's all. Finish the rally. That's all. Congratulations. Thank you so much. Thank you. Tai kaip suprantam, 5 sekundės ne jūsų naudai galutiniai rikiuotėjai. Kartokit, negirdžiu. 5 sekundės ne jūsų naudai galutiniai rikiuotėjai 2VD. Neįsivaizduoju net. Nes ką tik mes čia matėm, kad Buivydas liktai aplenkė jūs 5 sekundėm. Neįsivaizduoju. O ten turėjo būti momentų, kad Mes į medį trenkėmės. Daug. į medį trenkėtės. Į medį trenkėmės. Mes į medį trenkėmės, Apsisukom. užnešė galų, va šitą pusę kažkaip. Tai kaip tas ruožas rimtas buvo? Nesąmonė. Nesąmonė? Nepatiko man. Supratau. Sukibimo jokio, labai pavojingas. Bet svarbiausia, kad mes finišė. Labai gaila, kad mūsų klasė taip subirėjo. Labai Dariaus gaila, labai Notkaus gaila. Bet, čia ralis. Taip, čia ralis. Jūs išlaikėt. O ką, rado šturmanė, kokį defektą? Nieko, bagažinė atsikabino, kai trenkė. Tai čia kitiem buferiai atsikabino, pažiūrėkit. Gerai, kad stogas vietoj, vairuotojas vietoj. Stiprus ruožas. Jo, ta prasme, man labai retai, kada būna nekomfortiška raliuose, aš ne apie tai galvoju, bet dabar man buvo labai nekomfortiška miške, ypač po to išslydimo, nes turėjom klauskolų, nesuskaičiuosi kiek, daug. Ir tas į medį, kai trenkėmės, tai tada sėdom, išnešė mus per išorę ir jau galvoju, viskas, su toj vairuotojų pusė bus medeliai. Medeliai nenukentėjo, miškas vietoj, mes sustojom ir išvažiavom. Bet, žinokit, rimta yra ką veikti šitam greičio ruože. Sveikinimai, puikiai. Ačiū labai, ačiū Jums. Labai. Ir man tai, kas čia su galiniu buferiu atsitiko? Labai daug čia visko atsitiko, daug klauskolų turėjom, jau vietom atrodo, kad atsitrenkėm į medį, bet gal ir ne, nežinau. Ir dar sugebėtų išvežti liktai Apočkinui? Jo, kiek žiūrėjau, lyg ir aplenkėm, nors 40 sekundžių jie pirmavo, bet lyg ir aplenkėm, tai nežinau, šiaip nežiūrėjau dar tiksliai. Geras. Jo, bet buvo smagu, tai džiaugiuosi, kad pravažiavau taip, kaip norėjau. O tokių greičio ruožų reikėtų Lietuvos ralyje daugiau ar mažiau? Daugiau iš tikrųjų, nes toks ruožas ir visi bijo prieš jį. Tai jeigu daugiau tokių turėtume, tai gal ir nebijotume tokių ruožų. Sveikinimai, puikiai. Ačiū. Karoli, tai ir pasidovanojai kažkokią pergalytę didesnę ar mažesnę savo gimtadienio progą? Jeigu taip atvirai, tai man sudovanojo visi. Šaučiūnas iškrito, Sieras iškrito. Tai žodžiu, neskubėjom, laikėm saugų tempą ir šiame ralyje pasiteisino, nes nežinau, neįsivaizduoju, kaip Hebra mina, bet tikrai labai slidu. Kaip tas miškas? Nerandu net lietuviškų žodžių, kaip pasakyti. Pekla. Supratau, ką sveikinimai, puikiai. Ačiū. Can you explain something what happened there? So in the forest there was a very narrow section. We were a little bit too fast into the free ride and we hit a tree. I thought it was over, but the wheel is okay, so we just started going and yeah. Hard stage? Very hard stage. Thank you so much. Tai video, kaip tas miškas ir tie reikalai, apie kuriuos visi kalba, kad čia buvo pekla. Buvo sunku, taip. Taip pat kaip iš esmės, taip pat kaip pernai. Tas pats ruožas kitą pusę, tik daug slidžiau ir mums tai ką, mums iš esmės, kai reikėjo tik finišuotai, toks šitam ruožė labiau su savim kovojai, kad nepridaryt klaidų, tai toks labai atsargiai iš esmės, bet taip jau reikėjo šiandien on boardą, gal ir nenorėčiau niekam parodyti, būt gėda, bet taip turėjo būti jau, kad porą minučių turėjom. Buvo tų aštrių momentų, kai arti kažkas, tai jau... Čia, nebuvo, tai va, taip jau žiavom, kad nebuvo, sakykim. Supratau. Ką, ačiū, sveikinimai su finišu. So, congratulations, you reached the finish line. How was the last stage? The last stage was a bit tricky, but it was great to be on that stage. And I feel great that I finished without crashing or something like that. It was a close call, some moments? Only one time, but it's every time, like, every kilometer was like we were driving safely and without any dangerous situations. Congratulations, thank you guys. Šitą apgadinimą ant durelių mes jau matėm nuo ryto, nuo vakaro vos ne, o ar naujų neatsirado? Ne, daugiau neatsirado, viskas ant kelio. Kaip greičio ruožas paskutinis?
labai gazdinantis. Patys gazdinamės važiuojant ir bijosim dar po to šiek tiek. Supratau. Šiaip bendrai patenkinti tempų rezultatų greičiu. Jo, šiek tiek dar aišku įmanoma visur kur pagreitėti, bet čia jau su praktika. Geriau per save nelipt, nes gali baigtis blogiau nei tik duris lankstytas. Supratau, ačiū. So, congratulations! How was the last stage? Dude, this is the scariest rally I've ever been in my life. Yeah. You guys are insane. I can't believe you do this. It's tricky, slippery, it's hard. Yeah, that was wild. Seriously. Never seen anything like that, so yeah, super cool though. What about the all weekend, the all event? Yeah, same story for the whole thing, like, yeah, insane. You have plans to be in Rokiškis rally? Yeah, that's the hope. We'll see. Couple things to figure out before that, but we'd like to, of course. Thank you so much. Okay, thank you. Tai Jonai, šitą greičio ruožą vieni vadina pekla, kiti vadina blogiausių, ką matė gyvenime, o tu kaip? Greičio ruožas labai geras, tik tai žinai šlaip. O šiaip tai žiauriai geras. Jo, bet kai Paulius sako, kai bandai ten saugotis, tada durniau gaunas, ne jam skaityti, ne man važiuoti, bet vien met jau pasibaidžia, tai paskui pats sau pradėjo raminti. Nes šlaipti tikrai, bet vis gerai, duopsi šiaip geras, tai super. Jeigu saus būtų, tai čia nuostabu. Daugiau tokių greičio ruožų ar mažiau tokių greičio ruožų? Kur reikia? Reikia, nes tikrai geras, tik žinai, visą laiką pasakai, o gerai. Supratau, sveikinimai su finišu. Ačiū. Pasiekėt finišą, kaip tas paskutinis ruožas? Reikalavo daug nervų ir šaltą protą, nes tiek arti medžių, žinai, prie šalia kelio, tai buvo tokių momentų, kad jau galvojau, bakavyną bus, reiks remontuoti. Nu, grįžau jau su ne viena bakavyna pažeista. Jo, labai sunkus ruožas ir slidus, be galo minkštas, oi. Tikras pavirtis. Spėjai skaityti? Nu, liktai spėjau. Keliose vietose sakė, jau gal greičiau, bet šiaip viskas tvarkoja. Kas sveikinimai? Greičia ruožą finišą kol kas, dar neralio. Jo, yra buvę tų istorijų, iš jūsų žinom. Kai baigėt ralį, baigėt ruožą, bet nebaigėt ralio. Negali per anksti tų Negali per anksti džiaugtis. Už tai ir negesinat mašinas? Ne. BMW po finišo niekada negesina. Na ką, tai sveikinimai su finišu ir kaip tas paskutinysis ruožas, kokio? Debiutas pavyko pirmą kartą lygoj. Nu, žiauriai greitas, net neįsivaizduoju, kaip čia pasakyti. Tokių ruožų nei B lygoje, nei C lygoje negausi turbūt, ne? Tikrai, nieko gyvų. Kaip, patenkinti viskuo? Žinoma. Viskas gerai, ne? Labiau nei jūs patenkinti. Išsaugot sveiką automobilį, tai jau tas gerai. Ir nugaras išsaugom sveikas, ir automobilį. Viskas pagal planą. Rezultatas mums nerūpi. Svarbu procesas ir be nuostolių, teisingai? Šauniai. Sveikinimai. Na tai kaip tas paskutinis ruožas? Nespaudėm iš tikrųjų, bet gripavau tai kaip turi būti. Jau atšalau tai yra, nu ir taip, bet šiaip labai gerai. Ralis pakankamai sudėtingas gavosi, ar ne bendrai? Labai sudėtingas. Ypač šitas greičio ruožas, yra ką veiks slidu, ta prasme, nu, rimtas greičio ruožas. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Ir mačiau gražiai paskraidėt labai. Jo. Tramplinas buvo geras. Bet jau šitoj vietoj neprisidirbom. Sveikinimai. Ačiū. Na, Mariau, tai kaip pavyko išgyventi tą ruožą? Šalbai, jeigu gali nusėm, gal girdėsim. Jau džiaugiamės tom, kad mes išgyvenom jį. Nes jau 14 dopas buvo žiaurus, bet 15 tai galvojom, kaip tik ištraukti iki finišo. Dabar laukiam, lieks kolega, žiūrėsim, ar podiume ar ne. Mes turėjom biškį persvaros, bet kolega geriau, anksčiau ilgesnis yra stažas pas kolega. Tai nežinau, matysim. Bet jūs čia, jūs finišė reikia, sveikinimai, tai viskas puikiai. Jo, viskas gerai, viskas tvarkoj. Ačiū. Pirmas ralis, ar ne? Čia jo. Ir iškart, kaip sakė man, hard mode. Krikštas geras. Pakankamai geras ir manau per geras. Šią emocijų daug vis drebu. Šitą atlaikyti buvo kažkas iš kosmoso srities. Sunkus ruožas. Sunkus. Šiaip visas ralis sunkus, taktiškas, greitas, sąlygos nelepino, bet ačiū Dievui, finišė mašina sveika, liko iki Alkadą važiuos. Ačiū, sveikinimai. Ačiū. Kaip dobelis? Žiauruminis. A ne? Labai siaura, greita, bet smagu,
pasidžiaug procesu ir tiesiog pasirink kilometrą, ne? Taip, taip. Tokių greičio ruožų kaip šis reikėtų daugiau ar mažiau? Man tai nelabai patiko. Nu, žiauriai baisu iš tikrųjų. Aš, tai aišku, naujokas, gal tiem vilkam čia pats smagumas, bet man buvo baisu. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Na tai kaip tas ruožas, kaip tas Baisu paskutinis? koka. Baisu, ar ne? Baisu. Ta prasme, tai mūsų laimė, kad nereikėjo sekundžių skaičiuoti. Tai mes taip atsargiai ir vis tiek medžiai šalia. O šiaip tai vyriškas. Vyriškas. Šaunuoliai, sveikinimai su finišu. Ačiū. Ačiū. Na ką, tai kokias emocijas pasiekus finišą? Ai, nuostabios. Nežinau, kas galėtų kritikuoti tokį greičio ruožą. Tiesiog Bloga. ir net tokiom sąlygom. Dirbti reikia. Kaip jums sekės atidirbti? Šito labai gerai. Ankstesniuose čiūdinomės, o čia šturmanas. Viskas puikiai, kaip iš natų. Atsigert dabar reikia. Biškiu. Užkibai nuo ištiso kalbėjimo. Jau, blemba, daug čia reikėjo kalbėti. Supratau. Šiaip išpildėt viską, ką planavo čia? Išpildėm viską normaliai. Viskas gerai. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Na tai kaip emocijos po šito tikrai manau, kad nelengvo išbandymo. Tikrai nelengvas išbandymas, ralis nuostabus, šitas dopas, tai nežinau, biški toks, ne prie širdies, bet wow, tiek emocijų. Vos medžių nepabučiavom, bet nieko tokio, toks turi būti ralis, labai smagu. Tai šiemet turbūt, kad vienas toks sunkesnių ralių, ko gero, ne? Čia šiaip buvo mano pirmas ralis šiemet. Tai ta prasme pradėjai karjerą nuo rimčiausio iki šiol sezono ralio. Bet jo, šios metus. Tai, nu, iššūkėlis toks, bet smagu. Mašina sveika? Sveika, absoliučiai, atlaikė šaunuolę ir per ten tuos betoninius pravažinėjom ir žiūrovai ištraukė, nu, vienu žodžiu, pilni įspūdžių, labai smagu. Sveikinimai su finišu. Ačiū. Kas į autoralį? Ko iš karto į autoralį? Arba atlošėm 30 sekundžių ir laimėjom trečią, arba ne. Bet šitam žudėmės mes. Prieš braškį pasiprašėm 2 minučių tarpo, finišą davėjom. Tai žiūrim toj. Atnaujinkim rezultatus. Intriga auga. Priminė druskininkus šiek tiek. Grinai druskininkai. Siaura, baisu. Rankos dreba. Larč 9 iškart. Larč 9. Pirmi absoliučiai vaštų 15 sekundžių. Yra. 4 minutės buvo pavakar. 4 minutės buvo. Yra. Tai vyriukai, jūs norit pasakyti, atgrojot 4 minutės? 4 iki pirmos mums buvo likę, bet kokias 3 atgrojom nuo paskutinės vietos. Stipru, ja? Spaudėm. O kaip šitam greičio ruože? Irgi Max? Gerai, Maxui tikrino stonogramą, bandėm jau kiek įmanoma tiksliau, bet ir tai buvo jau tokių situacijų, kur jau va taip. Bet pavyko, ant kelio viskas tvarkoj. Supratau, sveikinimai. Nu tai kaip jums su finišu sveikinimai, kas pavyko, kas nepavyko? Kaip ir viskas pavyko dabar. Smagiai pasiveižinom, surinkom kilometrus. Majau, smagus greičio ruožas paskutinis čia. Nu, toks sudėtingas, negalima niekur išleisti, bet šiaip smagus. Visur taip atsargiai, bet pavyko viskas. Šaunuoliai, sveikinimai su finišu. Ačiū jums. Na tai vyrukai, ar nuvargino paskutinis greičio ruožas, ar susitvarkė? Pirmą kartą važiavau tokį šlapį ir purviną ralį. Pirmą kartą? Jo. Ačiū, labai viskas tvarkoj. Aha. Kaip paskutinis ruožas, čia kur daug? Nervingai, labai medžiai arti eina, yra apie ką pagalvoti. Šiaip tokių greičio ruožų reikėtų daugiau ar mažiau? Daugiau, iš tikrųjų daugiau reikėtų. Supratau. Sveikinimai, kad čia finiše ir sveika mašina ir jūs. Dėkui. Ačiū. Brolio nėra aš pakilos. Na tai kokias emocijas po finišo? Dabar jau geras. Nu buvo kelias vietas, čia jau Juozas surėkė. Jau galvojam antrą kartą bus ralių 2. O bendrai kaip visas ralis gavosi, apart tų nesėkmių, ralių 2 taisyklių? Šiaip gerai, ne? Jo, nieko neprilaužėm, nieko
nieko nepadarėm, viskas gerai. Supratau. Šiandien. Nu, žodžiu, jo, šiandien. Šturmanas spėjo skaityti paskutinį ruožą. Spėjau. Ir ten buvo, kur tie medžiai nupjauti, pažymėti. Buvom juos susižymėję, viskas tvarkoj, bet gal, nežinau, išgazdinti norėjo. Nes labai jau tie praėjo mano pusė. Bet šiaip viskas gerai. Patenkinti. Patenkinti, kad finišę baigiam. Sveikinimai. Ne ant keltuko, kaip sako. Tai geriausia. Sveikinimai jums. Ačiū.